šašlyčiuko. Šašlyčiukas kepa, mašiniuką tvarkom. Dizelistas dirba. Kur? Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no Bryce more. Beats. Bark, get set, get set, get set. Vakar pametėm degimą. Šiandien bandom žiūrėti kodėl, kaip, kokiais būdais. Jau manam pagrindinis skylą atsukt. Nežinau, ar šitas atsuks, bet tikėkimės, kad jo. Tai va, grįžtam po ganėtinai ilgos pertraukos. Ilgai žaidėm su kiem 6. Jisai pakeitėm variklį, žodžiu, aptvarkėm kėbulą, visą kitą. Nu, žodžiu, ten jau ką matėt, ką darėm. Ir po to labai daug laiko praleidom su traukos problema. Tiesiog nebuvo traukos. Tai keitėm siurblį, iš pradžių susipirkom tą manometrą, bandėm patys siurblio purškimo tą kampą atgaudyti, nieko neišėjo, tada nuvežėm žmogui, nu žodžiu. 10 kartų gal siurblį išėmėm ir sudėjom, bet dabar pagaliau viskas ok, važiuoja. Saloną sutvarkėm, nuplojom, bet jis vėl purvinas, žodžiu, nežinau ką su juo toliau darysim. Dabar garaže jau stovi pitakas, ištraukėm iš kiemo, jį reikia dalim paleisti, pasiliksim variklį, Fredis į kitą turbūt pitaką tą variklį susidės. Bet šiai dienai tai tiesiog paleidžiam dalim, kad nesimėtytų kieme ir viskas. Tada kregždę reikia pradėti techui ruošti, labai jau užsitęsia jinai. Šiaip jinai ganėtin tvarkinga, šitin kėbulai pervirinės, perdažęs, salonas, ten iš kelių kregždžių sudėtas. Nu, žodžiu, tiesiog žaisliukas vasarinis buvo, per žiemą visą stovėjo po dažymu, tai dabar reikia smulkmenas, ten veidrodėliai, ten stopai. Žodžiu, nesąmonės pasibaigti techui, bandyt pravaryti techą. O toliau tai nežinau, dabar garaže, kadangi šiltas oras, tai į pirtelę nulėkiam, pasikėpam šašlykų. Nežinau, labiau kimarinam garaže, ne tai, kad prie dizelio šitą pastoviai purvinamės tiesiog. Tai jo, nežinau, ne visada yra ką pafilmuoti. Bet manau dabar, nuo šito klipo turbūt prasidės su pitako kontentas.
tada gal krekždę kažką pafilmuosim, bet su juo kaip ir nėra ką daryti, tai nežinau. Dar šiandien radom pirdos variantą, tai važiuosim turbūt į Vilnių, pažiūrėti ir nupirkti pirdą. Zipą vieną, žodžiu, Piegio Zipas, kažkada jaunystėj turėjau tokį patį, radom pigiai, gal nusipirksim, kažką pakrapštysim, reikia irgi technikinę jam ten pravaryti, žodžiu, smulkmenos. Senai prie dvitakčių žaidžiau, tai visai smagu jau būtų vėl pasikrapštyti kažką tokio. Dabar pirma nakties, aš pitaką radau, o visas dalis, o pitakas. Jo, šiaip labai liūdna, bet nieko nepakeisim. Ja. Tas ar Fordas? Ford. Bet tai ką tu kamerą? Vakaras, važiuojame į Vilnių, vienos pirdas nupirkti, galbūt dviejų. Jo. Kaip ten man gerai, nichuja gerai, žinai. Nu man padės. Atvažiavau tiek netau padės. Rodys nežirdi. Žiūrėk, kaip. Nu ką žinau, aš manau pizdus, žiūrėk. Rašom tas 4 ir 4 pen duodi visą. Ne. Aš tikrai už mažiau negu 500 neatiduosiu. Nu ble, Tai 4 spam pildo. nu 500. Jau visi susėję. Nu ką susijęs, nieko nesusijęs. Nu Tai kaip? pasižiūrėk, taigi mum irgi susidės. A? Rašyti, taigi ir mum reiks normaliai. Ne, nu taigi sutikai. Kaip Ką tai nebuvo. nesakiau. Aš sakau, nu tai davai 500 ir aš tada 4 spam. Tai nu gerai tada. Tai 4 Tai pentai rogelių ir mokam. Ką pasižiūrėjimo parūpyti? Nežinau. Davai per viduriuką, tada per kartą. Mažiau aš jie tikrai netikėsiu. Turiu mano šrotą nuėdžiamas. Bakas. Žiūrėk, kad jis Rėmas vidų. rašo. Tai va, naujas rytas. Sėdim garaže. Vakar naktį labai vėlai grįžom. Bet iš Vilniaus nupirkom vieną naują parplį. Šilčiam plastikus.
Filmuojam. Kas man draudžia? Kokią? Laikyk, įspaudys. Lauk, nubevyk. Įstrigo šis. Minusą nepagaunu. Oi, dėdu. Vėlų privyrinam. Dar nevyko. Opa. Sveiki. Parplis. Plastikus visus šveičiam. Ir šis priekinį ratą tiesiog vientisa su šakė. Tai bandom ją išimti. Viską išbandėm, ten išgrėžėm, kalt niekaip tolsti, tiesiog vientisą masę. Eilinį kartą mūsų garaže vyksta ta pati problema. Kovojam su rudim. Jis tiesiog Lietuva. O, geras minusas. Gerai, varyk. Gali repas pavadinti. Ne, tu nereikia. Kodėl dar vėlą, ble? Čia pitako sąvartynas. Ten irgi pitako sąvartynas. Pabiški dalim eina. Vientisa ašis. Kurva. Nu, kodėl mums taip stringa? Hello, guys. Panorama. Pitakas. Sąvartynas. Tas pats sąvartynas. Nėra gražaus kampo garaže, seniai. Kad man tą langą vieną parodyti, nėra gražaus kampo garaže dabar. Opa. Mūsų projektėlis. Šiaip, ką žinau, visai tvarkinga pirda. Plastikai visai geros būklės, tiesiog skirtingų spalvų. Ką žinau. Dar dirbom prie petbaiko. Galinius stabdžius padarėm, nes jie tiesiog neegzistavo, čia tiesiog kajelė nieko darė. Man atrodo, dar jie neveikia, nes per čia leidžia tiesiog stabdžius kisti, bet reikia šito naujo angalio perpresuoti arba visą šlangutę gal rasim tiesiog kažkur. Čia. Nuplovėm truputį, nes jau buvo. Čia jau nebeatsiplauna. Krekždės difusė. O, vakar krekždą nusiplovau. Visą išplovau, literaliai jinai. Vakar nuplovau, būtinai turėjo kažkas apšyk. Žodžiu. Saloną klininau, nes jinai po dažymo, po visų šveitimų dar buvo nei kart neplauta. O, reikės nepamiršti po kapotų įsivalyti, nes čia yra zavalas. Čia yra baisu, tragedija. Parto tik krekždė visai klin atrodo dabar. Pažiūrėk, va gražią mašiną, va pažiūrėk. Va, čia yra graži mašina. Volkswagen Golf. Ne. Lavoniukas. Darbinis lauželis. Ja, žinau, visai zaibys, apart to, kad jinai baigė visą subirėti ir čia nieks nematė. Čia jie vakar iš pitako
dizelį tiesiog perpilinėjo, tai akivaizdžiai Nebent matos. Ne, žinom. Mhm. Tada turim dar vieną laužą, kuris stovi tiesiog dabar. Mes jį tiesiog terlį parduoti reikia dabar. Jisai kaip ir guli čia veltui, tai žodžiu. Buvo prikolas tame, kad tiesiog ieškojom savo visokių projektų, bet tiek visokių nesąmonių prisipirkom, kad reikia tiesiog viską pabaigti tvarkyti, parduoti ir tada gal tvarkingus dailį nusipirkti, nes su tiek laužų nebesmagu jau gyventi. Va. Ko tu toks pasimetęs vargšiuk? Aš nukan... Nevyrina. Vėlą, ble, visą. Arba tu tiesiog nemokai vyrt. Čia tvarkingai dėdė, ne? Tai reikės viską viršų sumanyti. Pitakas. Tai mechanikė šveičia variatoriaus dangtį. Flakonų nupučiau plastikus. Ką žinau. Matosi, kad flakonų pūsta, bet tipo, kaip už 20 eurų nusidažys, tai visai nais, sakyčiau. Sėdim garaže. Apsitvarkėm vakare. Pitakas jau maždaug išardytas, salone ten nieko nebeliko. Juodas jogas. Baigiam nesąmonius visokius aptvarkyti. Plastiko šitą taip ir neradom, tai toks ir bus. Viskas gerai. Reikia sureguliuoti. Mechanikės pitas kerkas nebėra, tai tiesiog dabar išrenka, aš eisiu čia jų pusę laidų tiesiog perlietuot. Nu.